Kelerius metus Šiaulių rajono 5 ugdymo įstaigose buvo vykdomi tūkstantmečio Lietuvos mokyklų projektai. Taigi šiandien susipažinsime, kas buvo padaryta ir kokias naujoves siūlo mokyklos. Šiaulių rajono Pavenčių mokykloje daugiafunkciame centre, vykdant projektą Tūkstantmečio mokyklos 2, atidarytas Pavenčių išmanusis parkas. Į aktų salę, kuri virto išmaniųjų technologijų laboratorija, sugužėjo pradinių klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos administracijos vadovai, Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, kiti svečiai. Visus susirinkusius šokiu pasveikino jaunosios mokyklos šokėjos, vadovaujamos Anetos Saliamonavičės. Mokyklą su projekto užbaigimu pasveikino svečiai iš Seimo Eimantas Kirkutis ir Rima Baškienė. Šventės svečiams buvo parodytos įrengtos laboratorijos, kabinetai, o mokyklos mokiniai jau galėjo išbandyti laboratorijų techniką ir priemones. Pavenčių mokyklos daugiafunkcio centro direktorė Asta Lesauskienė papasakojo, kaip sekėsi įvykdyti projekte iškeltus uždavinius. Iš tiesų neeilinis įvykis Kuršėnų Pavenčių mokykloje daugiafunkciame centre. Atidarėme, šiandien pravėrėme duris, Pavenčių išmaniųjų laboratorijų parko duris. Ir tikrai norime pasidžiaugti, kad mokykla turėsim net 3 laboratorijas įrengtas iš Tūkstantmečio mokyklos 2 programos lėšų. Tai turėsim aktų salę, pas mus pavirto į išmaniųjų technologijų laboratoriją, kuri atrodo puikiai, vaikai galės matyti, kaip gali šviesa ir įvairios kitos priemonės kurti kūrybinius dalykus, šviesa, tamsa ir įvairių išmaniųjų technologijų, gal kaip pasakyti, priemonių pagalba vaikai galės kurti ir spektaklius, ir savo žinias įvairias, tiek fizikos, tiek kitų dalykų, kūrybinės žinias pritaikyti praktikoje. Ir taip pat atidaryta laboratorija pradinių klasių mokinukams, gamtamokslo laboratorija, kurioje jie galės pažinti gamtą ir patyrinėti viską iš arčiau kartu su savo mokytojomis ir laborantė. Ir taip pat pati turbūt įspūdingiausia laboratorija yra biochemijos laboratorija, kur jau mūsų vyresnių klasių mokiniai tyrinės, atradinės ir būtent galės būti tie pirmieji, kurie kažką atranda, sukuria ir galbūt užsiėmimai šitoje laboratorijoje pastumės juos siekti toliau, mokytis, gimnazijoje siekti ir kitų mokslų, tam, kad mūsų pasaulis, Lietuva judėtų į priekį. Kartu su visais kurtume ateitį. Fizikos, chemijos ir pradinio ugdymo laboratorijose dirbanti laborantė Asta Cechanavičė džiaugiasi įrengtomis laboratorijomis, įsigytomis mokymo priemonėmis. Visų pirma, yra gautos lėšos panaudotos aplinkai, sukurti specialūs darbo stalai su patogiom darbo vietom, su elektros šaltiniais, su elektros lizdais, su kriauklėmis, su specialiomis vonelėmis išsiplauti akim, jeigu kažkokios įvyktų nelaimės, kurių tikimės, čia galbūt ir neįvyks. Tai visų pirma, ta aplinka, po to yra mokykla papildė savo priemonių bazę, įsigijo papildomų mikroskopų, įsigijo papildomų rinkinių vykdyti tyriamąsias veiklas tiek fizikos pamokom, tiek chemijos pamokom, tiek biologijos pamokoms. Dar nepaminėjau, kad mokykla nusprendė skirti dalį lėšų ir šioje laboratorijoje įrengti traukos spintą, kas iš tikrųjų sudaro mums puikias sąlygas vykdyti cheminės reakcijas pamokų metu, kad mokiniai suvoktų tokį sudėtingą mokslą kaip chemija. Įrengiant laboratorijas pagrindinis krūvis teko Donatai Grigieniai, projekto Tūkstantmečio mokyklos 2 koordinatoriai. Pirmiausiai džiaugiamės bendradarbiavimu su Šiaulių rajono paslaugų centru, todėl kad visi didieji pirkimai buvo būtent atlikti su jų didžiulė pagalba. Ir įsigyta baldai 5 bendro ugdymo klasėm, biochemijos ir gamtamoksliniai laboratorijai, taip pat įsigyta išmanioji įranga, tai yra interaktyvūs ekranai, sukurtos mokytojom darbo vietos su kompiuteriais, spausdintuvais, įsigyta planšečių, kad vaikai vėlgi galėtų vykdyti visas interaktyves veiklas ir žinoma nupirkta
kitų priemonių, kurios galėtų padėti būtent mokymo procese. Visas šis projektas yra pagrįstas tinklaveikos principu. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje yra ruošiami vyresniųjų klasių mokiniai, kurie bus tarsi gidais kitų mokyklų mokiniams. Ir visos mokyklos, kurios nedalyvauja projekte, galės pasinaudoti šitą sukurtą projektą dalyvaujančių mokyklų bazę. Projekto tikslas – Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kūrybiškas ugdymosi sąlygas mokinių pasiekimų atotrukiams mažinti. Gruzdžių gimnazijoje pristatytas įgyvendintas Tūkstantmečio mokyklų 2 projektas. Projekto Tūkstantmečio mokyklos 2 veiklų įgyvendinimui Gruzdžių gimnazijai skirta per 614 tūkstančių eurų. Po jaukios koncertinės gimnazijos mokinių įžangos, kurioje pasirodė gimnazijos šokių bei dainų ansambliai ir akordeonininkas Aistis Žvirblis, Gruzdžių gimnazijos direktorius Juozas Vasiliauskas išsamei pristatė pažangos plano įgyvendinamas veiklas gimnazijoje. Į laboratorijos atidarymo šventę atvyko rajono mokyklų, kuriuose taip pat vykdomas Tūkstantmečio mokyklų projekto įgyvendinimas vadovai ir atstovai, pasisemti idėjų ir patirties, pasidalinti savo įžvalgomis ir planais. Įsirengėme 6 veiklas, tai turime 2 matematikos kabinetus įrengtus pagal universalaus dizaino principą, turime multisensorinį ugdomąjį kambarį, turime FabLab laboratoriją ir turime fizikos laboratoriją ir biologijos, chemijos laboratoriją. Žinoma, norai buvo kaip visą laiką didesni negu galimybės, pinigai ribojo. Pagal bendrą rajono skirtas lėšas mes gavome mažiausiai, vienam mokiniui tenka 744 eurai, bet žinoma, neverkiam, nesiskundžiame, visiems reikia ir džiaugiamės tiek gavę ir aš manau, kad už tas lėšas, žinoma, tos kainos yra didelės, bet įgytos priemonės, įrengtos laboratorijos ir multisensorinis kambarys, aš manau, kad iš tikrųjų suteiks mokiniams geresnės galimybės. Svarbiausia bus galimybė ne tik tai dirbti, mokytis, bet ir multisensorinėme kambaryje atsipalaiduoti, kas labai yra aktualu, kada ateina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, jiems reikia tų erdvių, kurie galėtų ir po pamokų, pagaliau ir kabinetos, ir laboratorijos yra minkštasuoliai, kur gali pamokos metu, jeigu jam organizmas reikalauja truputėlį pailsėti, jis gali prisėsti ant minkštasuolio. Na, o FabLab laboratorijoje tai taip pat bus galimybė praktinės veiklas vykdyti. Jau dabar esame numatę žmogų, kur per neformalųjį ugdymą būrelio metu mokiniai tas žinias galės praktiškai įgyvendinti. Svečiai draugė su gimnazijos šeimininkais apžiūrėjo visas mokyklos naujas erdves, susipažino su mokytojais bei mokiniais, kurie dalyvauja naujose gimnazijos veiklose. Įgytos priemonės palengvina darbą, ypač džiaugiamės kompiuteriais, suolais, kada gali vaikai individualiai, kuriem tinka individualiai, gali grupėmis ir po 2, ir po 3, priklausomai nuo to, kokias yra užduotis vaikams skiriamas ir kiek ta klasė yra mokinių, galinčių diferencijuotis į atskiro lygio užduotis. Taip, gavom tikrai daug įvairių priemonių, muliažus, įvairius organų, skirtus ten nuo mažų klasių iki vyresnių klasių, augalų ląstelių rinkinius, augalų preparavimo rinkinius, vandens taršos nustatymo rinkinius, iš tikrųjų didelius prabangius elektrochemijos rinkinius, kurie yra skirti labiau vyresniems ten klasėms. Na ir be abejo, didžiausias džiaugsmas, tai gavome 12 skirtingų rūšių jutiklių. Tai va, šitie jutikliai yra skirti irgi vyresniems klasėms ir be abejo jų darbinimas yra kartu su kompiuteriais. Gavome ir 10 kompiuterių. Tai čia yra elektrolizė. Aš vario sulfatą tirpalą įpyliau jį su 2 angliniais elektrodais ir baterija. Vyksta disociacija tirpale ir turėtų įsiskaidyti į vario teigiamus jonus ir sieros oksido neigiamus jonus. Prie teigiamo anodo yra burbuliuko, kurios įrodo, kad susidaro dujos
ir deguonis. Projektas Tūkstantmečio mokyklos 2 vykdomas pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programą. Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokykla savo moksleivius, mokytojus bei gausų būrį svečių sukvietė į naujosios STEAM Fab Lab laboratorijos atidarymą, skirtą skatinti jaunimo kūrybiškumą, technologinį raštingumą ir inovacijas. Naujoji laboratorija tai moderni erdvė, kurioje moksleiviai turės galimybę mokytis, eksperimentuoti bei kurti technologinius projektus. Viso šito nebūtų buvę, jei prieš keletą metų Šiaulių rajono savivaldybės vadovų sprendimais nebūtų nutarta dalyvauti Tūkstantmečio mokyklų programoje. Buvo tartasi su švietimo bendruomenė, ieškota ir surasta sprendimų. Prieš 3 metų per Lietuvą nuvilnijusi žinia, kad į savivaldybės ateina naujas, įdomus, inovatyvus, patrauklus projektas Lietuvos Tūkstantmečio mokyklos, labai nudžiugino Šiaulių rajono savivaldybę. Atsiraitoję alkūnę, susitelkę, posėdžiaudami ir tardamiesi, nusprendėme, kad reikia šitą projektą išnaudoti maksimaliai daugiausia tiek infrastruktūros gerinimui, tiek mokymams. Tūkstantmečio mokyklos programos rėmose mes įsirengėm Fab Labą, STEAM laboratoriją, taip pat įsigijom muzikos instrumentus, įrengėm 10 kabinetų pritaikėm įtraukiajam ugdymui. Bet turbūt sunkiausias darbas dar mūsų laukia, nes visą tai reikia įveiklinti, kad tai naudotų mokiniai ir kad jiems padėtų gerinti rezultatus. Kodėl buvo tokia idėja įkurti šiuolaikišką laboratoriją, tai yra tas, kad mokymasis vien teorinės žinios mokiniam yra jau pabodusios. Tai norisi ne tik teoriją, pereinant per praktiką ir būtent tą, kad labiau būtų taikoma praktinės užduotis, o teorijos mažiau. Tai ir mokiniai pamokos metu truputį išklausoma keletą minučių, 10 minučių bėgyje teorijas, o daugiau viską būtent tą teoriją įsisavinama, įveiklinimą per praktikos užsiėmimus, būtent ir mokiniai sėdėdami grupelėse, mūsų būtent ir mokyklos tikslas yra darbas bendro grupelėse, tai po 2, po 3 mokinis galėdami, dirbdami kartu, tobulindami bendravimo įgūdžius, komunikavimo, bendro projekto, siekti bendro tikslo. Atidarymo renginys nustebino ne tik gausiai susirinkusius svečius, bet ir mokinius, kurie tapo tikrais tyrėjais, nes atvykę kariškiai pristatė iš kosminės stoties atsiųstą vandenį, kurį reikia išfiltruoti. Tad mokiniams duota užduotis tinkamai pasirinkti priemones ir medžiagas, kurios jų manymų leistų vandenį išfiltruoti, o pasirinkus ingredientus viską išbandyti ir aprašyti. Mokinius tai labai sutelkė, o už praktinės užduoties atlikimą buvo įvertintos geriausios mokinių komandos, kurioms įteiktos dovanos. Išrinkome nugalėtojus, bet labiausiai džiaugiamės praktinę užduotimi, kad visi mokiniai pabandė pritaikyti savo žinias, savo gebėjimus, pabandė galbūt kažką naujo, o kažkas jau yra bandęs tai daryti. Visi mokiniai mokėsi daryti išvadas ir pritaikyti žinias realiuose gyvenimiškose situacijose. Man džiugu, kad mūsų mokytojai yra atviri mokymuisi ir iš tikrųjų mes jau turėjom tam tikrus mokymus su Vilniečiais, mes iš tikrųjų patys važiuojam į STEAM centrus, domimės tais dalykais, bet tam tobulumui ribų tikrai nėra, nes tokios įrangos turim, kur tikrai reikia patiems dar pasigilinti. Mes dalį įrangos turim įsigiję kaip mobilios. Tai pagal mūsų projekto tą variantą ta tinklaveika vyksta tarp 4 skyrių ir orientuota į šitą regioną. Tai, sakykime, čia galbūt ne visiems užsiėmimams, būtinai vaikai turės atvažiuoti šią laboratoriją, mokytojas gal pademonstruos ir tą mobilią įrangą, mes ruošiamės važiuoti pas pačius pradinukus į svečius. STEAM Fab Lab laboratorija yra Tūkstantmečio mokyklų projekto dalis. Projektas finansuojamas ES Next Generation Europe lėšomis. Jau eilę metų vykdoma Tūkstantmečio mokyklų programa, kurios tikslas iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Pažangos programa Tūkstantmečio mokyklos 2 Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos bendruomenės svajonė.
Atnaujinta progimnazijos infrastruktūra, pastatytas naujas pastatas, bendradarbystės centras. Pastato atidarymo šventėje dalyvavo didelis būrys mokytojų iš visos Lietuvos, tūkstantmečio mokyklų programos koordinatoriai, Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, projekto vykdymo specialistai, Kuršėnų visuomenės atstovai. Simbolinė įkurtuvių juostelė perkirpo Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius, progimnazijos direktorė Auksė Rasilavičienė ir projekto vadovas, savivaldybės turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Savickas. Susirinkusius su mokymo centro atidarymu pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Eimantas Kirkutis ir šią mokyklą baigusi Rima Baškienė. Diskutuota su švietimo bendruomenė ir vieningai prieitai nuomonės, kad šitai mokyklai reikalingos didžiausios investicijos, tai yra didžiausia rajono mokykla, mokinių skaičiumi, paruošianti stiprius mokinius gimnazijai Ivinskio ir šiandien mes lankomės ir atidarome tai ne priestatą, bet tai mokymosi paskirties pastatas. Jis nėra didžiulis, virš 200 kvadratų, tačiau puikiai moderniai išdėliotos erdvės, kur vaikai galės gerinti savo praktinės žinias, pažinti pasaulį, pažinti pasaulio sudėtį per cheminę, per fizinę prizmę. Tuo pačiu ir erdvės pritaikytos ugdymui, puikios knygų lentynos yra, laisvalaikiai praleisti ir panašiai. Tai džiugu, kad yra tokios rėmimo programos ir smagu, kad jos įvyko iki galo. Mintis buvo senai, iš tiesų mes esam mokinių skaičiumi 1-8 klasių didžiausia rajone mokykla ir patalpų tikrai mums labai trūko. Šiuolaikiniai jau reikalavimai yra, žinom, dideli, reikalingi modernios įrangos, modernių priemonių, o mūsų patalpos yra nedidelės ir mes jau senai svajojom apie tai, kad turėti tokią modernę skaityklą, interaktyvę ir gerą labai laboratoriją. Tai šito projekto dėka mes šitą svajonę įgyvendinom. 2 aukštų bendradarbystės mokymo centro patalpos skirstomos į 2 erdves. Pirmame aukšte įrengta multifunkcinė mokymosi erdvė su biblioteka ir skaitykla, erdvė renginiams, konferencijoms, o antrajame aukšte įrengta moderni STEAM laboratorija, įsigyti nauji baldai, programinė įranga, mokymo priemonės. Bet dabar esame antrame aukšte, yra laboratorija. Laboratorija su visų klasių mokiniai lankosi šitoje laboratorijoje. Ir šitą laboratoriją įrenginėjau, kad jinai būtų truputį daugiau šiuolaikiška. Mes nusipirkom daug prietaisų, pavyzdžiui, oksimetrą, pH metrą, daug fiksuoto tūrio automatinių pipečių, indai visokie, paskui magnetinė maišyklė su pašildinimu. Ir mes darom tos tyrimus jau šiuolaikiškai, kad vaikai žinotų žodžius, kad žinotų prietaisus. Pastato atidarymo metu vyko švietimo pažangos programos tūkstantmečio mokyklos 4. renginys, gerosios savivaldybių praktikos, kaip atpažinti ir įgyvendinti, kuriame pranešimus skaitė tūkstantmečio mokyklų programos specialistai, Šiaulių rajono ir kitų rajonų švietimo lyderiai. Tai kuo mes labai džiaugiamės, kad iš Kuršėnų net 3 mokyklos programoje dalyvauja. Iš viso Šiaulių rajone yra 5 mokyklos ir per visas šitas 5 mokyklas pasiskirstė beveik 3 milijonai eurų, kurie buvo skirti įtraukčiai, lyderystiai, STEAM ugdymui ir kultūrinio ugdymo veikloms, infrastruktūrai ir kitiems įvairiems geriems dalykams įgyvendinti. Iš esmės didžiausias iššūkis gal buvo, kai reikėjo susiderinti prie esamų pastatų, nes vis tiek tas mūsų STEAM centras blokuojasi tarp senojo mokyklos pastato su jungiamuoju koridorium, kuris jungia sporto salės pastatą. Tai va, didžiausias iššūkis buvo, kad reikėjo priimti sprendimus tam tikrus, kas susiję su jungiamuoju koridorium, kad nereiktų atlikus šių darbų vėl visko ardyti, kad sutvarkyti šitą likusį pastatą.
Šiuolaikiškai rengtas mokymo centras šiandien spindi, tačiau laikui bėgant reikės jį atnaujinti. Ar bus tam skirtos lėšos ir vykdoma tam skirta nauja programa? Savivaldybės, kurdamos savo pažangos planus, jos kūrė ne vieniems metams ir netrumpam laikui. Galvojo į priekį mokyklos apie tai, ko joms reikės ilgam. Tai mes labai tikimės, kad visa tai, ką dabar įsigijo, ką dabar išmoko, tikrai dar galės taikyti ne vienus ir ne dviejus, o 5 ir daugiau metų.